Sveiki sugrįžę investuotojai, ačiū, kad palaukėt manęs keletą dienų, aš pavėluotai įkeliu trumpą šį kartą mėnesinę ataskaitą, todėl kad su šeimyna buvom išvykę keletui dienų į Londoną, ten turėjom tokią šeimos šventę ir grįžom su žmona, abudu susirgom, tai dar nesam pilnai pasveikę. Šioje ataskaitoje aš taip pat trumpai apžvelgsiu, kas jau šiek tiek yra old news, tai yra Google ketvirčio ataskaita, Amazon ketvirčio ataskaita ir Duolingo ketvirčio ataskaita. O tie, kas įsijungėte pirmą kartą, tai mes esam šeimos įmonė, kuri investuoja tik tai savo asmeninės lėšas. Kaip vienas toksai mano sutiktas praeivis pavadino, ir aš manau jis teisingai pavadino, tai mes esam toks mini hedge fundas. Ir mes atvirai dalinamės, kur mes investuojam, kiek mes investuojam, kodėl mes investuojam, savo investavimo strategiją, kad trumpai tariant mes investuojam į stiprias monopolinių savybių turinčias kompanijas ir mes tikimės, kad per ateinančius 10 metų mums tos kompanijos padės 10 kartų užauginti kapitalą. Trečias mėnesis paeiliui, tai gegužė, birželis ir liepa, kada mes neįdedam nei 1 euro papildomų į portfelį ir tiesiog atliekam nedidelius pakeitimus portfelio viduj. Tai čia viena irgi tokia iš mūsų galbūt tokių savybių, kur jeigu mes nematom didelių galimybių investuoti, tai mes galim ilgesnį laiką tiesiog nieko praktiškai nedaryti. Jeigu matom geresnį galimybę investuoti, tokia kokia buvo balandį, mes įnešėm papildomai pinigų į portfelį ir investavom, nusipirkom papildomų pozicijų arba papildėm savo esamas pozicijas. Tai kalbant apie 4 laimėtojus, per Liepos mėnesį daugiausiai augo Amazon, Duolingo, Indra Sistemas, Intuit. 4 didžiausi pralaimėtojai, procentinė išraiška Spark Global minus 38%, Rocket Lab minus 35%, SES minus 25% ir ASML eurinė išraiška turim 9 000 eurų susitraukimą per Liepos mėnesį. ASML tiesioginė koreliacija yra su puslaidininkių rinka, tai kadangi puslaidininkių rinka visi semikonduktoriai turėjo tokią nemažą korekciją. Kaip ir minėjau, šiaip per paskutinius 2 mėnesius mes pasididinom grynųjų pinigų rezervą, tai pardavėm pagrindę ir pardavėm arba tokias pozicijas kaip General Dynamics, kur tiesiog nematau didelio potencialo augti, lyginant su kitom įmonėm, kurias investuojam. Nokia tiesiog nusiėmimas pelno, uždirbom beveik 9 000 eurų, pardavėm irgi netoli piko prieš pat korekciją, tai neblogas timingas. Ir kaip ir minėjau, Iridium Communications, tai jau parduota įmonė, kurią nusipirko kita mūsų kompanija Rocket Lab, tai nebemačiau prasmės laikyti šitos pozicijos, uždirbom 6,5 tūkstančio eurų. Kongsberg Gruppen irgi mažoji mūsų pozicija, uždirbom pelno apie 1 000. Nebeturėjau tiesiog fantazijos, ką daryti su šitą poziciją. Nebuvo nei kaina patraukli tiek, kad įsigyti dar daugiau, bet pozicija buvo labai maža, apie 1% nuo portfelio. Vėlgi, jeigu matau geresnę galimybę investuoti, nematau problemos šiai dienai parduoti ypač mažesnės pozicijas. Grynųjų pinigų rezervo tikslas apskritai yra toks, kad šiaip čia tokia statistika, kad šiai dienai retail investuotojai, mažmeniniai investuotojai yra linkę turėti mažiausiai grynųjų pinigų rezervą tada, kada akcijų rinka yra pike, tai aš manau, kad dabar yra neblogas laikas tikrai nusiminėti šiek tiek pelną, turėti didesnį rezervą pinigų ir mažą ką, jeigu rudenį turėsim kažkokių korekcijų, tai geriau tikrai jaustis yra turint daugiau laisvų pinigų. Šiaip dar kalbant apie mažmeninį investuotoją, tai irgi tokia yra statistika, kad nuo metų pradžios vidutinis mažmeninis investuotojas turi beveik minus 13% grąžą nuo metų pradžios. Tai
vėlgi, galim pasidžiaugti, kad mes geriau performinam šiai dienai negu vidutinis investuotojas. Ir kol kas žygiuojam panašiai su rinka, su S&P 500 indeksu. Ir pagrindinės naujienos tai yra, kaip ir minėjau, Alphabet ir Amazon ketvirčio ataskaitos. Iš principo labai dvi panašios ketvirčio ataskaitos, bet rinka sureagavo visiškai skirtingai. Tai paleidus ketvirčio ataskaitą, Alphabet -6% per dieną, investuotojams nepatiko, kaip ir minėjau, kad Google'as padidino kapitalo išlaidas ir iki metų galo jis sieks apie 200 milijardų. Amazon lygiai grečiai padidino dar daugiau kapitalo išlaidas per vieną dieną, akcijos kaina plus 15%. Iš principo aš manau, kad tai yra triukšmas ir ilguoju periodu abidvi šiaip kompanijos performina aukščiausiam lygiai, ta prasme visi įmonių segmentai auga dviženkliais skaičiais ir pagrindiniai rodikliai čia yra cloudo augimas. Tai Google Cloudas per metus augo 82% ir Amazon AWS augo 37%. Reikia suprasti, kad AWS yra daug didesnis cloudas, procentaliai užima apie 30% viso pasaulio rinkos. Tai abudu tiek Google, tiek Amazon akceleravo savo cloud augimą ir abudu iškomunikavo, kad mes turim daugiau įsipareigojimų, negu mes galim pateikti paslaugos klientui, tai dėl to abu didina kapitalo išlaidas. Kita priežastis, kodėl rinkos šiek tiek įtartinai ir investuotojai įtartinai žiūrėjo į vieną skaičių, tai yra pelnas vienai akcijai. Abidvi kompanijos dėl buhalterinių priežasčių raportavo vienkartinę investicinę grąžą iš privačių kompanijų, nerealizuota grąža. Tai kaip pavyzdys, tiek Alphabet, tiek Amazon turi maždaug po 15% Anthropic įmonės dalies. Alphabet taip pat turi SpaceX kompanijos apie 10% akcijų. Tai kadangi dar tuomet tai buvo privati kompanija, per antrą ketvirtį šių metų, tai pagal buhalterinius įstatymus, kada tavo privačios kompanijos yra vertinamos iš naujo, kas ir įvyko su SpaceX ir su Anthropic, tai buhalteriškai tu turi užfiksuoti tą savo nerealizuotą pelną. Tai tas pelnas labai smarkiai išpūtė, vienkartinis pelno padidinimas išpūtė pelną vienai akcijai. Tai nežinau, ir man nelabai patinka šitie dalykai, bet vėlgi žiūriu labiau kaip tokį triukšmą trumpuoju laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu tai nėra pagrindiniai dalykai. Vienas dar iš dalykų, kodėl investuotojai parsidavė, sakykime, Google akcijas po ketvirčio ataskaitos, tai kad pirmą kartą per įmonės istoriją dėl to, kad yra tiek investuojama daug į kapitalo išlaidas, į data centrų statybas. Tai yra pirmas ketvirtis, kada laisvų pinigų srautai tapo minusiniai Google'ui. Per ketvirtį -6 milijardai laisvųjų pinigų srautų. Pakalbėkim apie mano mėgstamiausią kompaniją šiai momentui, tai yra Duolingo kalbų mokymosi platforma, kuri virsta į apskritai edukacinę platformą viskam: šachmatai, kalbos, muzika, matematika ir kas dar tai gali būti ateityje, tai čia tiesiog fantazijos reikalas. Ir situacija tokia, kad managementas, per paskutinius 6 ketvirčius, kiek aš klausau jų ataskaitas, jie viską, ką pasako, viską ir padaro būtent taip arba geriau, bet ne blogiau. Tai sukuria didelį pasitikėjimą iš tikrųjų investuoti šitą kompaniją. Ir pagrindinis metriksas iš tikrųjų tai yra kasdieniai vartotojai, kurie kasdien prisijungia prie programėlės. Tai prieš tai managementas
komunikavo, kad iki metų galo mūsų tikslas yra 21 procentų auginti kasdienius vartotojus, kurie prisijungia prie programėlės ir iki 28 metų turėti 100 milijonų kasdienių vartotojų. Šiai dienai jie turi netoli 60 jau milijonų kasdienių vartotojų ir iš tikrųjų augimas šito metrikso, kas yra svarbiausias metriksas kompanijai. Kodėl tai yra svarbiausias? Todėl, kad iš tikrųjų tie, kurie kasdieną naudoja aplikaciją, tai jie yra linkę galų gale monetizuoti ir nusipirkti subscriptioną vietoj to, kad naudotis nemokamo programėlės versiją. Tai kadangi akseleravo šitas rodiklis, tai yra labai pozityvios naujienos. Iš negatyvių tokių naujienų, kas liečia finansus, tai managementas traktuoja apie sumažėjusias pelno maržas, bet vėlgi jie apie tai jau užkomunikavo pereitą ketvirtį, kadangi jie investuoja šiai dienai milžiniškai vien tik tai į kontento kūrimą ir gerinimą ir kaip per užpereitą ketvirčio ataskaitą jie šnekėjo apie tai, kad per šių metų pirmą ketvirtį jie sukūrė daugiau kontento, mokymosi kontento ir geresnio kontento negu per visus 25 metus, kada jau ir buvo dirbtinio intelekto įrankiai, o apskritai per tada, kai atsirado dirbtinio intelekto įrankiai per paskutinius 2 metus, 24 ir 25 metus, kompanija sukūrė daugiau kontento negu per pirmus 10 metų įmonės veiklos, kada buvo viskas daroma rankiniu būdu. Ir žinoma, kad tos maržos mažės, kompanija prieš metus laiko kažkur įjungė tokį savisaugos mechanizmą, kad mums žūtbūt reikalinga gerinti produktą kardinaliai, nes klientų augimas lėtėja ir jeigu tu nenori išnykti, tu turi ženkliai pagerinti ir padidinti mokymosi kontentą. Tai jeigu tu investuoji ir su dirbtiniu intelektu, kuri naują mokymosi turinį, tai nėra nemokama, tai kainuoja šitie tokenai didelius pinigus ir didžioji dalis tų išlaidų yra į dirbtinio intelekto tokenus, tiek kiek yra sudeginama, kuriant naują kontentą. Ir managementas kalbėjo šiek tiek apie tai, jeigu jūs naudojat, pavyzdžiui, programėlę ir mokantis kalbų galima padaryti FaceTime skambutį ir taip lavinti tą šnekamąją kalbų mokymosi dalį. Tai tas kolas užima apie 2 minutės ir jį tik tai paleidus, jisai kainavo apie 30 centų vienas kolas, tai dėl to tik tai mokamose versijose buvo šitas kolas, kadangi tai kainuoja pinigus, kiekvienas šitas skambutis, palavinti tavo kalbėseną. Tai dabar, kadangi Duolingo iškomunikavo, kad jie vis plačiau naudoja open source modelius, nebe privačius, nebe Anthropic, nebe OpenAI, o kinietiškus ir kitus open source modelius, jie šitą vieno kolo kainą sugebėjo sumažinti nuo 30 centų iki žemiau kaip 1 cento. Tai reiškia, per 30 kartų sumažėja kaštai. Tai reiškia, kad į ateitį, jeigu kompanija norės ir dar daugiau launchinti naujo kontento, šitas kontentas tik tai pigės, maržos tik tai gerės ir gerės. Tai esu pozityvus vis dar su Duolingo ir rudeniop, jeigu matysim, kad vyksta dar korekcija su Duolingo akcijos kaina, mes tikrai dar galėsim ir double down ir daugiau įsigyti šitos kompanijos akcijų, mes esam pasiruošę tai padaryti. Ir iš tikrųjų nėra tiek jau daug, pagrinde vis dar yra tik tai software kompanijos, kurias aš matau šiai dienai kaip didelės įsigijimo galimybės ir tuo pačiu nesinori laukti per daug ir tiesiog
daryti dollar cost average, vidutiniškai įsigyti šitų nuvertintų kompanijų, tokios kaip Intuit, tokios kaip Duolingo, na ir netgi kosmoso industrijoje, mano mėgstamo industrijoje, aš matau porą kompanijų, kurios šiai dienai yra labai patrauklios įsigijimui ir manau, sekantį kartą šiek tiek pašnekėsiu apie tai, kokias mes kompanijas dar agresyviau planuojam įsigyti rudeniop. Tai ačiū, kad žiūrit ir klausot ir susimatysim sekantį kartą, kada jau būsiu labiau pasveikęs.